Dar vienas rytas ir dar vienas projekto padrąsinti, įkvėpti, palaikyti etapas. Šiandien turiu garbės važiuoti į vidurio Lietuvą. Pradėsiu nuo Viduklės ir baigsiu. Skaudvilė ir Viduklė mane šiandieną laukia. Wow! Dvi viena šalia kitos esančios mokyklos. Ir kaip visuomet sakau, pažiūrėsim, kas ten per kompaniją, kokie mokiniai, kaip jie dalyvauja, kaip jie elgiasi ir kaip viskas vyks. Laukia 200 km. Rytas, šiek tiek lietingas, bet... Beveik 200 km kelio ir esu šalia Viduklės Simono Stankevičiaus gimnazijos. Aplink ją daug prabangių mašinų, netgi yra Range Roveris. Važiuojant skambėjo bažnyčių varpai, tai manau, kad viskas bus gerai. Einu pasižiūrėti į mokyklą, turiu bene 10-15 minučių, kol viskas prasidės oficialiai, turbūt kol baigsis pirmoji pamoka ir tuomet jau pakalbėsim. Biški vėjuota, bet pabėgam, pasižiūrėsim. Eime. Gerai, labas rytas. Ačiū Jums labai, tai buvo mano istorija. Tai, dar vieną. Jūs save galėsit rytoj pamatyti. Jūs čia taip tvarkitės lauke. Jo, čia mes keisim. Statysim tokią kaip lauko klasę, pavėsinę. Iš Ikėjos stalas. Jo. Nu jo, čia ketvirtokų diena, kai ketvirtokai gimnazistai ir ketvirtokai pradinukai. Tai ir yra. Tai mes čia tik, kadangi prieš mokyklinį ugdymą turėjome priimti, tai keitė bibliotekos patalpas. Ir turim netradicinę biblioteką. Labą dieną. Va tokia biblioteka mūsų. Baigėsi mano pakalbėjimas Viduklės mokykloje, Viduklės gimnazijoje ir aš esu nustebintas. Mokykla labai šauni, kolektyvas, kiek teko bendrauti, irgi labai šaunus, visuomet kupinas idėjų ir daro, kad mokiniams būtų gerai. O tas darimas, aišku, visų pirma yra nuo to, kaip atrodo mokykla iš vidaus ir kaip gražu ir patogu yra mokytis. O grožis iš tiesų yra didelis ir aš netgi žavėjausi ir pavydėjau, kad jie dabar turi tokias mokymosi sąlygas ir tokią aplinką, nei kad buvo pas mane. Bet vien pasižiūrėjus į biblioteką, kiek ten yra erdvės ir kaip galima mokytis, kaip galima lankytis joje ir ką joje veikti, tai yra wow! Labai džiugu, kad direktorė pavaduotojai žiūri pakankamai teigiamai į tai ir daro viską, kad mokiniai būtų laimingi ir mokiniai norėtų mokytis ir kažkiek tobulėti. Nesvarbu, kad tai yra rajono mokykla 15 km nuo Raseinių miesto, bet tai, ką jie čia turi, aš manau, kad daugelis didesnių miesto mokyklų neturi ir to neduoda mokiniams. Taip, kad Viduklė maloniai nustebino ir labai džiaugiuosi, kad čia apsilankiau ir kad čia kalbėjau mokiniams ir kad teko pabendrauti su personalu. O mokiniai, jūs prisiminkit tą skaidrę, kurią rodžiau, kur ten yra visi atsakymai. Tai karts nuo karto ją prisiminkit, arba mačiau kažkas fotkino, pasižiūrėkit ir kartokit savo. Tada manau, kad viskas pavyks ir viskas bus gerai.
romantikos, jie ją gali gauti pasižiūrėję pro mokyklos langus. Esu šalia Skaudvilės gimnazijos ir turiu dar 20 minučių iki paskaitos. Pažiūrėkim, kaip čia viskas atrodo. Atrodo, mokykla renovuota. Kaip ir daugelis mokyklų paskutiniu metu viskas renovuojasi, viskas tvarkosi. Kažin kaip čia atrodo vasarą, kada viskas žaliuoja. Gal ten galima pažiūrėti. Galbūt apžiūrėkim visų pirma autoparką. Man žiauriai nepatinka, kai kažkas nepasiseka arba kai būna ne taip, kaip tikėjausi, arba ne taip, kaip įprastai. Lemba nepriėmė kompas mano skaidrių ir teko taip padrikai apie viską pakalbėti ir nebuvo tokio nuoseklumo. Tiesiog kompas su senesniu PowerPoint ir sako, kad ne, aš neskaitysiu tavo skaidrių ir nerodysiu, išskyrus pačią pirmąją. Tai gavosi šiokia tokia košė makalošė, bet aš tikiuosi, kad jie suprato pagrindinę mintį, nors dabar kelias minutės važiuodamas pagalvojau, ką aš jiems sakiau. Špyga taukuota nesąmonė kažkokia apsupasakojau ir jokio įdomumo neturėjo būti. Aš atsiprašau labai Skaudvilės gimnazijos mokinių už tai, kad taip įvyko, nepagalvojau, kad galbūt reikėtų savo kompą atsivežti arba iš anksto kažkaip sukomponuoti viską, bet vėlgi, kaip sakiau, viskas ateina per patirtį. Darai, susimauni, kitą kartą jau pagalvoji, kaip padaryti, kad nebesusimautum. Tai šiuo atveju susimoviau ant jūsų, mielieji. Sorry. Laukia kelionė atgal į Vilnių. Antroji diena, vakar lankiausi 2 mokyklose, šiandieną manęs laukia 3 ir kiek kitokia bus diena vien dėl to, kad lankysiuosi Kybartuose, kur vėliau papasakosiu, kuo ta mokykla ypatinga, bet šį kartą šią dieną važiuoju į Suvalkijos pusę ir pradėsiu nuo Vilkaviškio rajono, tuomet Kybartai ir viską baigsiu Vištytyje. Į Vištytį labai norėjau nuvažiuoti, nes ten yra ežeras, kurio vienas krantas yra Lietuvoje, o kitas krantas yra Kaliningradas. Tai beplaukiant gali netyčia ir į Rusiją įplaukti. Šį rytą atsikėlęs radau Andriaus Tapino postą Facebook'e apie tai, kaip Telšių Žemaitės gimnazijoje mokinius moko ir šviečia apie homoseksualus, apie gėjus, kokie jie yra serijiniai žudikai, niekadėjai ir kaip jie nori sugadinti kitų gyvenimus ir tik jūs nebūkit, tik jūs žinokit, kokie jie yra. Labai apmaudu dėl to. Aš lankiausi Žemaitės gimnazijoje, kuomet turbūt buvo antrasis mano apsilankymas, o galbūt pirmasis važiavimas su šiuo projektu ir aš prisimenu tą mokyklą, tai tiesa kalbėjau labai nedaug mokinių man davė, gal 2 klases, bet viskas buvo ok, dėl šito reikalo aš jų nešviečiau apie tai, kaip reikia toleruoti homoseksualus ir kad jie yra lygiai tokie pat žmonės kaip ir mes. Bet man tai žmonės moko, šviečia ir labai ypatingai. Tai aišku, reiškia, kad iš mūsų gyvenimo reikia gyventi ir jie nespėja prie tų visuomenės normų, kiek mūsų yra per socialinės visuomenės. Tai mokomis reikia šviesti ir reikia mūsų gyvenimo reikia nes gyvenimas jie gyvena gyvenimas jie gyvena Aš taip įsivaizduoju, čia tikrai aš išmokyti kiekvienas reikimus ir tai, ką jis nori daryti savo gyvenimą. Tai aš noriu tada, turiu padaryti žmogui. Parodyti tai, ir žiūrėk, bet tuomet nereiškia, kad sakoma, kad gėjai, aš tikrai čia yra... Nuvažiavę 800 metrų, žiedinėje sankryžoje pasirinkite antrą išvažiavimą. Dėkoju. Kuo aš džiaugiuosi tai, kad šitą faktą paviešino jaunas žmogus ir jis
nežinau viso konteksto, labai greitai permečiau akimis, perskaičiau komentarus kelis ir viskas, bet iš tiesų pasidžiaugiau tuo, kad tą informaciją paviešino ne kažkas suaugęs, bet jaunas žmogus, kuris supranta, kad taip negalima ir taip jau nebevyksta. Nu tiesiog, jeigu žmonės daro nusikaltimus ir tu praneši, tu nesi ožys. Tu tiesiog informuoji, kad vyksta nusikaltimas ir kažkas nusižengia įstatymui. Jeigu kažkas pateikia homofobišką informaciją kaip švietimo turinį, tu visiškai turi teisę informuoti ir pateikti tą kaip homofobiją. Pilviškių gimnazija ir ką tik baigėsi pamoka, po kurios pradėsiu savo iškalbą. Sveiki, jūs tikriausiai daugiausiai. Kuri tikrai yra labai daug keleivis ir jisai su jumis pasidalins visą surinktą informaciją. Iš tikrųjų daug negaišinsiu ir iš karto žodį perteiksiu jums. Ačiū labai. Ar kas nors iš jūsų čia esančių mane followinat Facebook'e ar Instagram'e ar dar kažkur kitur? Ar apskritai žinot, kas aš toks esu? Jėga! Tai čia buvo mano istorija, ačiū Jums labai ir mėgite pamokas. Baigiau Pilviškėse ir dabar iki Kybartos. Ten bus ypatingai. O čia buvo labai gerai, nes čia buvo labai tylu. Kalbėjo ir klausėsi, man patiko šaunuoliai. Ten vyksta kūno kultūra. Atvykau į Kybartus ir čia akivaizdžiai matosi, kad yra pasienio miestas, nes furistų daug su rusiškais numeriais. Vizualiai reikia pasižiūrėti, kaip toli čia yra Rusijos siena, nes nesu nei karto buvęs. O, dabar kur esu, tai už kokių 200-300 metrų. Taip atrodo. Nu gerai, pabandykim paspausti. Ir mes bandykim ten eit. Už 500 metrų einant aplinkui, taip, 500 metrų iki Rusijos. Atvykau į Kybartus ir sakiau, kad čia bus ypatinga vieta. Jau matau, kad tai yra ypatinga vieta. Čia vadinasi Kybartų Rasos specialioji mokykla. Aš nežinau, kokie čia bus mokiniai, bet kiek man sakė koordinatorė, jie yra su negalia. Ateikit abu. Ir tu nori? O kas fotografuos? Kas nori mūsų nufotografuoti? Nu tai... Nu gerai, ateikit. Gerai, atsistokit jūs dviese, aš tuoj pastatysiu. Jūs čia visi norit. Nu kas fotografuos? Va čia fotoaparatas. Kas nori nufotografuoti? Nu tai... Va, žiūrėk, va, mergaitė, atbėg. Čia atsistok, va čia atsistok. Ir žiūrėk dabar taip, pūkšt. Matai mus visus? Va, matai visi stovi. Ir tada palauk, aš atsistosiu ir tada nufotografuok. Va, žiūrėk. Nufotografavai? Šaunuolė. Kas dar nori? Tave nufotografuot, nu gerai, žiūrėk. Filmuojam. Va, gali filmuoti kaip... Va, matai? Selfinasi. Va, čia matai, laikas eina, rodo, kiek jau nufilmuota, kiek liko. Vištyti ir bėgam. Jeigu staliukai, tai iškart į viršų.
Čia. Labas. Save pamatyti YouTube'ai ir dabar galiu pasakyti, kad ačiū, jog išklausėte ir tai buvo mano istorija. Aš lenkiuosi prieš jūs. Tai dabar parašyk Mindaugas Dulinskas. Geras jausmas būnant ir gyvenant Europos Sąjungoje, atvažiuoti prie sienos, kur yra nebe Europos Sąjunga ir kur jau yra Rusija. Aš dar Rusijoje nesu buvęs ir nesu keliavęs, bet jeigu norėčiau neoficialiai tą padaryti, tai man užtektų peršokti šitą tvorą ir aš jau būčiau pabuvęs Rusijoje, bet tą būčiau padaręs nelegaliai, tai aš gal to nedarysiu. Bet taip atrodo Rusija ir taip atrodo gyvenimas prie sienos. Mažeikiuose tu gyveni beveik šalia Latvijos, tai tu gali pereiti ir nepajausti, kad ten yra Latvija, o čia gali perlipti ir bus akivaizdu, kad tu esi Rusijoje. Vienas ežero galas irgi labai įspūdingas, bet ten su pasieniečių leidimais tik tai galima. Tai ant to kalno taip yra iškirsta miškas, nes ten irgi taip pat lygiai siena išdėta. Bet tu ateini ir taip visas ežeras visų ilgių matyti ir taip iš aukštai. Tai ežeras, sakau, pasivaišęs, tai yra vaizdų. Atėjo laikas apibendrinti šios 2 dienas ir kelionės po mokyklas. Pirmoji diena buvo su 2 mokyklom, pirma labai gera, antra labai gera, o šiandieną man labiau netgi patiko geografiškai šitas pasivažinėjimas, nes toje pusėje dar niekada nesu buvęs ir naujas jausmas buvo vaikščioti arba važiuoti palei Lietuvos, Rusijos šiuo atveju Kaliningrado sieną. Tai yra wow jausmas, kuomet jau mes daugiau nei 10 metų galime Europos Sąjungoje važinėti tiesiog net nejausdami, kad pervažiavame į kitą valstybę. O čia yra tvoros, yra stulpai, kurie žymi, kad čia eiti negalima, reikia turėti leidimų ir mokytojos dukra, kuri mane lydėjo šioje kelionėje po Vištytį, po jos apylinkės, sakė, kad labai keista, jog neatvarė ir nepasirodė pasieniečiai, paklausdami, ką aš čia darau ir kodėl aš vaikštau palei pat sieną. Fiziškai nebuvau patekęs į Rusijos teritoriją, nors tokia mintis kirbėjo, bet, kam daryti nusižengimus ten, kur tiesiog jie yra nelogiški ir nereikalingi. Priekyje matau stovi džipas ir gali būti, kad tai stovi pasieniečiai. O apskritai apie mokyklas, paskutinis apsilankimas Vištytyje, 3 šiandieną buvo labai mažoje mokykloje. Sakė, galbūt kitais metais ji jau bus uždaryta, nes tiesiog drastiškai mažėja mokinių ir sako, kad stabdom, Pasatas vienas pravažiavo, antrą Pasatą sustabdė. Gerai, manęs nestabdo, važiuojam toliau. Tai sakė, kad labai drastiškai mažėja mokinių ir gali būti, kad čia tiesiog nebebus mokyklos. Dabar yra 79 mokiniai ir 20 keli mokytojai. Tokia situacija. O dėl pačių mokinių čia buvo visai faina. Aišku, fainiausia buvo Kybartų mokykloje, kur mokosi negalią turinti žmonės. Tiesiog teisiškai jie yra nepakaltinami, mediciniškai jie yra neveiksnūs. Bet buvo labai smagu, pirmą kartą buvau tokioje vietoje, kur tiek daug tokių žmonių ir iš pradžių bijau ir nežinau, kaip su jais reikės bendrauti, ką jiems reikės pasakyti, bet tuomet pradėjau rodyti nuotraukas, jų klausinėti, jie siuntinėjo GoPro ir jie buvo patenkinti, jiems tai buvo nauja ir ta visa interakcija, jų dalyvavimas juos labai gerai nuteikė, tai aš džiaugiuosi tą patirtimi, džiaugiuosi pakalbėjęs su vadovybė, su
mokytojus, kurie ten dirba, paklausinės, kaip veikia ta sistema ir kaip tie mokiniai atsiduria toje mokykloje. Tai sakė, kad tiesiog jie gyvena normaliuose šeimose, dieną jos surenka ir vakare atiduoda į šeimas. Tai taip vyksta jų mokymas, taip vyksta jų treniravimas ir kadangi jie tokie yra, jie visą gyvenimą bus priklausomi nuo priežiūros. Tik tai sakė, kad paklausiau, ar yra taip, kad tiesiog ar yra pažanga nuo to, kada jie pradėjo lankyti ir tarp to, kur dabar yra. Tai sakė, taip, yra daroma pažanga ir jaučiasi, kad jie mokosi, jie geba, jie kažką daugiau gali padaryti. Tai turėjau daug visokiausių smagių patirčių šiandieną, džiaugiuosi dar kartelį, kad prisidėjau prie šito reikalo ir dalyvauju jame, būtent galėdamas pasakoti mokiniams savo istoriją ir galbūt jie pasisėmė kažkiek reikalingos motyvacijos, reikalingų žinių, tuo pačiu ir nereikia slėpti. Yra tam tikra nauda man, kaip galimybė pažinti Lietuvą ir galimybė pamatyti Lietuvą iš arčiau, nes važinėjau po rajono mokyklos, kai važiuoju po rajoną, jis labai gerai matosi ir tu gali pamatyti, kaip žmonės gyvena. Lieka kelionė į Vilnių, 200 kilų ir tiesiog relax, atsipalaidavus, neskubant bus galima pasiekti Vilnių. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū visiems mokiniams, kurie dalyvavot, kurie nedrįsot uždavinėti klausimų. Jeigu ką, galit rašyti man Facebook'e, galit rašyti čia YouTube'e komentarus ir paklaust, pagirt, paneigt, iškeikt mane, viską galit. Kaip jau sakiau jums visiems, visada bus tie, kurie heitina, visada tie, kurie palaiko ir visada tie, kurie yra nei už, nei prieš. Jiems to lampičkė. Turėkit savo nuomonę. Mokinukai, atsimenu, tai aš jums kalbėjau apie darbą, kurį dirbau ir kuris man nenešė daug pinigų, bet buvo malonu dirbti vien dėl to, kad jo metu galėdavau pagalvoti visokiausių dalykų, visokiausių idėjų ir jas įgyvendinti po darbo. Taip ir, kai jūs dabar tik mokotės, galite išeit pasivaikščiot, pabėgiot ir taip pravalyti smegenis ir pagalvoti apie tai, kas visiškai nesusijęs su mokslais ar su to, ką jūs darot. Tiesiog neskaičiuojant kilometrų, bėgti ir viskas. Tai taip aš darau šiandieną po visų važinėjimų mokyklas ir taip atsigaunu. Nežinau, kelintas kilometras, bet I'm feeling great. Keep going.